Taip. Sveiki, panuliai. Štai aš jums noriu papasakoti apie čiumą. Sibiro laukinė jį vadina čiumą. Šiaurės Amerikos indėnai jį vadina tipį. Štai, ką mes matome. Tai yra kartis sudėtas ir apdengtas. Šiaip, aišku, bizonų kailių geriausia būtų apdengti, bet kadangi bizonų kailių nėra, o yra big bagų, tai mes juos apdengiam big bagais. Big bagai, pirmas dalykas, nėra labai degus, antras dalykas, praleidžia šviesą. Taigi, kad dieną galima viduje būti ir nereikia jokios šviesos. Dabar kartis pirmas užrišimas yra 5 metrų aukštyje. Tad karčių reikia turėti kokių 6 metrų, 6,5 metro ilgio. Ir tada 5 metrų aukštyje surišti ir tada sustatyti. Čia yra 5 metrų diametras kažkur ir 23 kartis. Tai va. Nu, daugmaž aišku, ar ne? Durys yra padaryta minimalistiškai. Tai yra va. Toks va. Ops. Užsidarė ir viskas. Atsidarė. Ir ką mes matome viduje. Separatistą vėl sprogdina. Nesvarbu. Štai va. 23 kartės. 23 kartės suremtos. Išėjimas. Viršus. Apačioj. Ugniakuras. Štai. Apačio ugniakuras. Apdėtas akmenim. Galima kuo puikiausiai, sakykime, naktį įsikurti. Mes buvom žiemą užkūrę prie -10 lauke. Tai viduj buvo +25. Tai va, čia padaryti tokie suolai. Jeigu jau labai bėda, stichinė nelaimė, galima atsinešti miegmaišį, įsikurti laužą ir praleisti tą laiką be jokių didelių problemų. Tai va. Čia vienas kolega pardavė savo kemperį. Tai va, indus mum padovanojo. Yra šaukšo šakučių, žvakių, druskos, miltų, jeigu norit žuvies pasigauti, pasidaryti masalą. Čia jau kažkas kepė bulvę, nedavalgė. O, dar galima valgyti. Nu, vienu žodžiu, nunčiakai. Jeigu kokie priešai užpultų, nunčiakai, apsiginti. Galima apsiginti. Taip, kas dar? Štai, čia yra į tokį improvizuotą indą įdėta arbatos, kavos, druskos. Na, vienu žodžiu, visi patogumai. Yra knyga, laužai, kad lengviau būtų prakurti, tualetinis popierius. Čia už suolo yra kuro, laužai prakurti, kad būtų lengviau. Nu, vienu žodžiu. Galima poilsiauti. Kas yra lauke? Laukai yra taikinys. Belaukiant priešo, kad nepajuktų priešo laukimas, galima pasitreniruoti, rankelę. Dar čia kažkokie tai separatistai kažką tai daro. Nu, vienu žodžiu, sėkmės jums visiems.